Paskutinysis 25 uždavinys. Na, jis šiaip teoriškai turėtų būti sunkiausias, bet praktiškai turbūt dešimtokai mano galėtų padaryti. Ir čia nebūtinai sunkiausias, paskutinis turi būti sunkiausias. Aš sąlygą užrašiau trumpai. Produkcija buvo gaminama 3 mėnesius. Sausio mėnesį kažkiek produkcijos, vasario mėnesį kažkiek produkcijos ir kovo mėnesį kažkiek produkcijos buvo pagaminta. Ir pažymėjau, kad sausio mėnesį buvo pagaminta, tarkime, S produkcijos, vasario V produkcijos, vasario mėnesį buvo pagaminta V produkcijos, o kovo mėnesį K produkcijos. Na ir klausia, kurį mėnesį daugiausia produkcijos buvo pagaminta ir kurį mažiausia. Šiaip tik greičiausiai turėjo būti mažiausiai. Garbės nedaro ten, jeigu aš aišku pats nesusipainėjau čia. Atsakymas daugiausia K, kovo mėnesį čia iškart parašiau, mažiausiai S mėnesį buvo, tai yra sausio mėnesį. Žinoma, čia neužtenka atsakymo, čia reikėjo sprendimo, todėl ką mes darom. Naudojamės 2 sąlygos sakiniais, kur pasakyta, kad per sausio ir kovo mėnesius kartu, sausio ir kovo mėnesius kartu buvo pagaminta 2 daugiau produkcijos negu vasario mėnesį. Na, reikia tą sakinuką, šį sakinuką užrašyti lygtimi arba lygybė. Sausis plus kovas turi būti 2 vasariai. 2 kartus daugiau. Ne šitą dauginame. Vasario produkcijos kiekį padauginę iš 2 turim gauti sausį ir kovą. Tai yra ta suma. Na ir kitas sakinys. Pasakyta, kad vasario ir kovo mėnesį kartu. Na, tai vasaris plus kovas, ką mums turi duoti? Vasaris plus kovas mums turi duoti, kad pasakyta, kad 3 kartus daugiau produkcijos negu sausio mėnesį. Tai jeigu sausio mėnesio produkciją padauginsim iš 3, tai ir gausim vasarį plus kovą. Turim 2 lygtis su 3 nežinomaisiais, sistema su 2 lygtim ir 3 nežinomaisiais, bet mums nereikia nei V, nei S, nei K konkrečių išraiškų, mums reikia tiesiog V, S ir K sudėlioti, surašyti didėjančią tvarką. Na, kaip tą galima spręsti? Na, čia galima spręsti pakankamai įvairiai šitą uždavinį. Kaip aš sprendžiu, galima, pavyzdžiui, atimti iš tos lygties šitą lygtį, K dings ir mes gausim įverčius S su V, pavyzdžiui. Nu, gal taip ir padarykim, nors aš čia kitaip pasiruošęs buvau. Timkim, iš karto matom, kad raidelė K dingsta. Na, tai panariui atimu, iš S atimu V, kairioji pusė bus tokia. Ir iš čia, iš 2V atimu 3S. Na, reikia gauti išraišką S su V, kaip santykiauja. Tai su S-ais visus į kairę pusę keliu. Čia S-as ir 3S pareina iš dešinės, o 2V ir dar plus V, šitas V pareina iš kairės. Na ir gaunam, kad 4 sausiai mums duoda 3 vasarius. Na, čia galima visiškai ramiai padaryti išvadą, kad kurį mėnesį daugiau buvo pagaminta ar sausį ar vasarį. 4 sausiai, 3 vasariai. Žinoma, daugiau vasarį negu sausį. Arba tiesiog dar galima užrašyti, kad sausio mėnesio produkcija yra 3/4 vasario mėnesio produkcijos. Tai iš čia kas seka? Iš čia seka, kad sausis davė mažiau produkcijos negu vasaris. Na, bet to dar mums neužtenka į atsakymą parašyti. Na, belieka susitvarkyti ir rasti santykį kitų 2 mėnesių, kurį nors tada atsirinksim. Na, gavau tokią išraišką, kam lygu S, aš ją galiu pasinaudoti, vietoj S į sistemą aš galiu įrašyti vietoj S arba į šią lygtį, arba į šią lygtį, arba į šią lygybę, arba į pirmą, arba į antrą, 3/4 V ir tada liks santykis K su V, K su V. Na, tai kurią čia statysiu? Na, aš kišiu va čia. Vietoj sausio kišiu į šitą, o į šią kišiu tą sausio išraišką ir ką gausiu. Dabar rašau čia. V plus K yra 3 kart 3/4, 3/4, čia 4, o čia V. Nu, neskubėt, aišku, klaidų čia nereikia pridaryti. Na, gaunam, kad V plus K yra 9/4 V. Na, šitą kelsiu į šitą, arba šitą į šitą, tai čia kaip jau kam patogiau. V minus V ir gaunu, kad kovo mėnuo 4/4 V atimu 5/4 V. Kaip gražiai aš čia rašau.
5/4 V. Ką tai reiškia? Tai kurį mėnesį daugiau? Ar V, ar K mėnesį? Ar vasario mėnesį, ar kovo mėnesį? Kovo mėnesio produkciją gaunam, vasario mėnesio produkciją padauginę iš 5/4, 5/4 daugiau už vienetą, gausim daugiau kaip V. Tai iš to seka, kad kovas yra didesnis už vasarį, čia kabutėse, ne, čia ne kovo mėnesio produkcija didesnė už vasario. Na, tai turim tą ir turim va tą, na, tai padarom išvadą kokią, kad vasaris yra mažesnis už kovą, tai čia, na, taip, galim pratęsti štai šitą. Tai daugiausia produkcijos, atsakymą dabar rašom, daugiausia produkcijos buvo pagaminta kovo mėnesį, o mažiausiai produkcijos buvo pagaminta sausio mėnesį. Žinoma, čia buvo galima spręsti kitaip. Čia yra tų sprendimo būdų yra įvairių, tai yra susitvarkyti su šia sistema, bet ją sudaryti vis tiek reikėtų, ne? Tai yra kitaip čia kažkaip matyti neišspręsim to uždavinio. Tai tiek, sveikinu.